Esu Jonas Venclovas, ūkininkauju nuo savarankiškai 95 metų ir dirbu 1000 hektarų žemės. Žemė vyrauja smėlys, molis, durpynai, visokiausių yra žemių. Kalnuota vietovė yra ir nėra derlinga žemė pas mus, yra nederlinga žemės. Kultūrą sėju kviečius, grikius daugumo. Dabar jau šiais metais bandžiau sėti pupų, nes reikia dėl žalinimo, tai sėjau 80 hektarų pupas. Kodėl perėjau prie beriminės žemdirbystės, aš jau iš senai bandžiau neart laukų, bet dabar, kai šitų technologijų pamačiau Latvijai, ir pabandžiau, dabar jau vienas derlius yra nukultas šitų technologijų, tai man labai patiko, kad nereikia judinti žemę ir to žemę žiūriu pradėję, kai nejudinam rasti sliekai. Mūsų yra 8 metrų sėjamoji, todėl kad su jų negali važiuoti tiek greitai, nes 10 km tai yra jau didžiausias greitis ir mūsų tokie laukai neviškai yra maži. Taip, nors ir mažuos pasėjam, ir 5 hektaros pasėjam, ir hektarį pasėjam, čia nėra problemų. Tai va, ir, kūro sąnaudas visi atliko daug mažesnės, nes aš sunaudoju kūrą dabar jau taip 6 litrus hektarui. Daugiausia 6 litrai, bet būna ir 5 litrai, ir 4,5, priklauso kokioj vietovėje, kokia žemė, viskas ir aš labai patenkintas, kad nereikia žemę judinti, nes reikia taupyti viskas. Pardien apsėjam 60 hektarų, 50 hektarų, irgi priklauso viskas nuo tą lauką, kaip laukia ten stulpų, jeigu yra, viskas priklauso, bet šiaip jau mažiau 40 hektarų per 8 valandas nesam pasėjai, o jeigu sėjai ilgiau, tai išeina ir 60 hektarų, nes išeina, jeigu geran lauke, žiūrėjau, tai išeina per valandų 7 hektarai apsėti. Pradėjau pernai beriminį žemdirbystį, iš vis nejudinant žemės, pradėjau pernai. Pirma buvo mano sėja, tai pasėjau kviečius rudenį pasėjau. Sėja buvo sausa, labai buvo sausa, kada sėjau, bet sudygimas buvo 100%, kad ir kalvotos vietos, kad ir molyje. Tada gylis buvo 2 centimetrai, nes 2 centimetrai ten išlaika visų laik vienodų gylį, nebūna, kad bus pasėtis giliau ar sekliau, visų laik bus 2 centimetrai. Tręšimas tai aš jau šitokius sėju, panaudojau trąšų mažiau, nes jau aš sėdamas lokaliai išnaudoju tik tai 160 kg hektaran, o kada sėdavau, barstydavau trąšas pakrikai, naudodavau 250-200 kg NPK. Ir paskui šiemet pastebėjau, kada pavasarį pradėjom tręšti žieminius kviečius, čia kaip lieka tos vagutės, salietras daugiau patenka ant pasėlę, negu atlieka tos tuščios vietos. Dėl ligų, su lygom tas pats, chemijos nereikia daugiau panaudoti. Panaudojam tiek pat, kiek ir, sakykime, kad ariminė žemdirbystė. Lygas, net tikriausiai dar net bus jų mažiau, nes tas visas, kuris, jeigu atlieka šiaudas, kuris lieka viršui, saulė viską gydo ir sudegina tas visas ligas. Ir aš galvoju, kad net šitokių žemdirbystų per kokius 2-3 metus pradės mažėti ir ligų, ir piktžolių. Nes visas lygas, kurias, jeigu būna šiaudas ligotas ir tu jų apari, tai kai apari gauna tas grybas drėgmės ir jis pradeda daugintis. Laiką mes labai daug išlošiam, pavyzdžiui, aš auginu grikius ir po grikių sėju kviečius. Tai man nebereikia, pavyzdžiui, kombainas nukulia laukų kokį, sakykime, 20 hektarų ir iškart jau jie nuvažiuoju sėti. Nereikia man nei art, nei kultivuoti, nieko, labai daug laiką sustaupa. Kitas dalykas – kūras.
kūrą aš panašiai daugiausia, galiu sakyti, jau daugiausia sunaudoju sėjai tik 7 litrus hektarą. Dėl derlingumą galiu aš pasakyti tiek, kad aš pajutau, kad derlingumas pakyla, negu kaip dirbau anksčiau. Dabar kalbant apie peržiemojimą ir sudygimą, tai yra kaip yra. Žemė, kada būna nejudinta, ji daugiau išlaiko drėgmės ir tas gauna sudygimas 100%, sakykime, ar kalnas, ar lyguma, kaip pas mus yra kalvota žemės ir nevienodas, molyje irgi vienodai sudygsta tas pasėlis. Peržiemojimai, sakykime, jeigu bus sniega tik tai kokie 2 cm, tai šitoj vagutėje sniega užsilaikys daugiau ir jau kur bus pasėlis, to vietoje gali būti 4 cm. Plus, jeigu šiek tiek pūsta ražiena sulaika sniegų viską ir gaunasi drėgmės kaupimas ir apsaugotas yra dėl iššalimo. Aš esu matęs Latvijai, kai užpernai 13 metais buvo visi iššalę, visur kviečiai iššalę, Latvijai buvo tokių technologijų pasėta, 100% buvo peržiemojama, nereikia niekas atsėti. A šonos, kur buvo pasėta paprastų sėjimų, viskas atlieka, viskas iššala. Tai taip, kad yra čia peržiemamas 100%. Dabar pavasarį, kada būna salietrų treši, tai kada barstas aš stebėjau, kaip bus. Reiškia, šitos vagutės atsiranda daugiau salietras, daugiau juos subira, negu ant kauburėlę atlieka. Ten ant kauburėlę labai atlieka mažai ir visa salietra, galima sakyti, sueina tik augalui. Aš naudoju hektarui naudoju 300 kg iš viso salietros. 200 pradinis ir 100, kada pradeda plaukėt, prieš plaukimų dar 100 kg užvarstau ir viskas. Ir mano visa salietra, nu aišku, ten panaudoju, kokių nutrivantą panaudoju, ten po kilogramų hektarą, bet karbamidą 15 kg hektarą ir visas mano atrešimas, aš daugiau nenaudoju trąšų.